atgimimas ar nauja veikla. Taip ir atrodo mėnesių sankirtoj. Mes stovim laukuose ir galim pajusti tą gamtos ir žmogaus dievišką harmoniją, kai vieni darbai yra pabaigti, kiti pradedami. Rugpjūtis ir rugsėjis. Tie mėnesiai, kurie kaimo žmogui tarsi vėl suveda visą gyvenimą į naujus barus. Tai suveda į naują lygmenį, tarsi pastatydami prieš faktą, kaip vienas darbas baigėsi, kitas darbas prasideda, o galbūt kiek tas laikas, kaip pats sudėtingiausias, ar pats toks rezultatų suvedimas prie finišo tiesias. Kiek kas iškūlė, kiek kas pririnko, gamta tarsi atsidėkodama duoda žmogui visus darbo vaisius, o peizažas tarsi susimąstymas, kad visi artėjame irgi prie pabaigos, prie tokios liūdnesnės gaidos. Ne veltui per rugpjūtį rugsėjį daugiausiai žmonių nusižudo, bet tai jokių būdų mūsų laida nebūtų apie tai. Kraučios detalės radijo šou kraštas vis tiek pirmauja savižudybių skaičiumi Europoje ir pasaulyje. Na, apie kas čia? Kągi, vėl laiškas nuo radijo šou kaimelio gyventojų. Rašo mums lygiai prieš metus, gal net prieš pusantrų, buvote, atvažiuokite dabar, pažiūrėkit. Ir atvažiavom. Norim surasti skirtumų. Ar pasikeitė čia kas? Ar mūsų operatyvioji žurnalistika, kaip sakant, padėjo spręsti kaimo žmogaus problemas? Mūsų kūrybinė grupė vėl lankosi radijo šou kaimelyje. Lankomės pas poną Bronių namuose. Kaip matau, po reportažo paskutinio, sakiau, tokių pasikeitimų matau buityje pas jūs. Na, ar padėjo ko nors mūsų laida jums, ponas Bronius? Ar suprantate, apie ką klausiu? Supratau. Nu ką, saulėlė, kaip tarsi mūsų... Padėk Dieve, ponas Bronius! Kaimynas, užeik čia, užeik. Oi, žurnalistas sėdėjo, po to kartą čia kvietėm atvažiavo. Taigi aš to tarelę įpilsiu. Oi, pan čia batus nusiausiu. Nesiauk, nereikia. Žinai, po mėšlo, šiandien mėšlo, žinai, myniau. Duok, aš to tą mėšlą nuvalgysiu nuo batų. Duok tą batą. Vai, prašau. Niam, 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 niam. A čia nuo šito, nuo juodberio tavo arklio mėšlas. Iš skonio pažįstu. Duok kitą batą. Čia prašau, prašau, palaukit. Klausyk, Česlovai, ten nueik dar pašyk man į šitą budelę, kur su širdutė, aš suvalgysiu į tavo. Budėjau, jau čia nebuvau budelį. Aš galiu čia Prasės prie stalo, žurnalistas atvažiavo. Labas, žurnalistas iš Vilniaus, iš sostinės koks. Iš geležinio vilko. Jaunas. Duok, aš jį ant rankų pasiimsiu. Duok, aš jį paliuliuosiu, lėliuką. Tai kaip Vilniui sekasi jums, žurnalistas? Lazerį ištrauksiu. Kaip jums sekasi Vilniui, žurnalistas? Pasakykit, kaip sekasi. Neblogai sekasi. Ačiū. Radio šou krašto žmonės, kaip matot, ypatingai svetingi.